Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime apie rinką, pažiūrėsime, ko mes galime iš jos tikėtis toliau. Tai šita savaitė buvo šiek tiek sudėtingesnė, nes mes matėme rinko tikrai pakankamai daug manipulacijų ir kaina judėjo į abi pusės. Tai dabar pabandysime suprasti, ko mes galime iš rinkos tikėtis toliau. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentare. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Štai čia yra Bitcoino grafikas, čia yra 4 valandų time frame'as ir mes turime štai tokį modulį. Tai čia yra trikampio modulis, čia yra trendo linija, tai jinai veikia kaip pasipriešinimo trendo linija. Ir čia mes turime apatinę trendo liniją ir štai čia mes matome buvo lokalus kritimas ir čia buvo vien dėl to, kad buvo karas ir mes matome, kad nuo 100 000, tai 100 000 buvo psichologinė riba, mums nedavė eiti žemiau, nes jeigu bitkoinas būtų užsidarę šiek tiek žemiau nei $100 000 ir eitume dar žemiau, tai čia prasidėtų panika, prasidėtų short pozicijų atidarimą ir daug žmonių labai pradėtų pardavinėti bitkoiną ir aišku, tai būtų kainos spaudimas ir mes keliautume jau į korekciją. Dabar mes matome, kad bitkoinas grįžo iš tai šitą modulį ir tai įvyko dėl to, nes Trumpas parašė, kad karas baigtas, yra taika ir iškart visa rinka nuėjo į viršų. Bet ką noriu paminėti, kad Trumpas vėl pasakė, kad galimai karas tęsis ir dabar reikia labai atsargiai stebėti ir atsargiai imti pozicijos, nes gali būti pakankamai didelė manipulacija ir mes rinką manipulaciją matėme štai šitoj vietoj, tai mes turėjome štai čia tokį kritimą, vėl nuėjome į viršų ir štai čia vėl buvo lokalus kritimas ir čia visi pagalvojo, kad mes jau krisime žemiau, nes čia buvo naujienos, kad yra karas ir visa rinka pradėjo raudonuoti. Tai dabar mes atėjome prieš tai šito stipraus pasipriešinimo levelio, pasipriešinimo zonos ir čia buvo dvigubas pasipriešinimas ir aš apie tai rašiau mūsų uždaroje bendruomenė ir dabar mes matome, kad šitoj vietoje mes gavome atšokimo reakciją, tai yra kaina tiesiog rejectino šitą pasipriešinimo zoną ir jeigu pažiūrėsime į dienos time frame'ą, tai mes turime triple top modulį, jis yra vis dar aktualus ir matome, koks yra labai gražus modulis ir klausimas, kur mes jį pramušime, į kurią pusę bus impulsas. Ar impulsas bus į viršų ir mes tęsime augimo toliau, ar vis dėlto mes eisime į korekciją ir pasiteisins štai šitas modulis. Tai šitoj vietoje mes turime stebėti ir čia matome štai šitą raudoną liniją ir tai yra 200 dienų EMA ir jinai mums pasako, kad trendas vis dar yra didėjantis ir mes galime tikėtis augimo. Kol mes nepramušime štai šitos EMOS, tol kol kas rinko yra viskas gerai ir bitkoinas atrodo labiau bullish. Jeigu mes nueisime į mažesnį time frame'ą, tai mes matome, kad bitkoinas grįžo aukščiau štai šitos raudonos linijos ir trendas yra dabar didėjantis. Ir matome štai šitą trendo liniją ir matome, kad buvo štai čia rejectas, čia buvo rejectas ir dabar vėl formuojasi štai čia rejectas, tai reikia stebėti, ar mums pavyks pramušti štai šitą pasipriešinimą. Čia yra dvigubas pasipriešinimas, nes mes turime pasipriešinimą levelį ir turime pasipriešinimą trendo liniją. Ir jeigu mes ją pramušime, galimai bus štai toks vaizdas, čia turėtume įsitvirtinti ir keliauti toliau. Bet jeigu vėl rinko bus manipulacijos arba bus kažkokios naujienos, galimai karas ar dar kažką, tai aišku, mes eisime į apačią ir pamatysime korekciją. Tai kol kas rinka yra stipriai manipuliuojama ir dėl to reikia stebėti
stebėti naujienas ir atsargiai imti savo sandorius. Jeigu jūs atsidarote sandorį, būtinai nusistatykite stop lossą ir jeigu jūs norite rasti rinkos stiprias vietas, suprasti kaip veikia levelį, kaip reikia prekiauti, tai mes turime mūsų Arctica Academy ir jūs galite susipažinti plačiau mūsų svetainę, kurios nuorodą rasite šio video aprašyme. Toliau noriu pakalbėti šiek tiek apie Bitcoino gapus ir mes eikime iš tai šitą grafiką, įsijungime dienos time frame ir mes matome, kad čia buvo labai gražus modelis, tai yra buvo tiesiog kainos diapazonas, kuriame juda Bitcoinas, tai čia mes turime viršutinę trendo liniją, čia turime apatinę trendo liniją ir štai čia mes gavome atšokimą ir nuėjome į viršų. Ir kol mes ėjome į viršų, Bitcoinas paliko štai tokius du gapus. Tai šitos gapus aš jums esu pažymėjęs ir tai reiškia, kad galimai artimiausiu metu mes uždarysime bent jau pirmą gapą ir turėsime žiūrėti, kaip reaguoja kaina iš tai šitą palaikymo levelį. Ir tada mes turime šiek tiek žemiau dar vieną gapą, kurį irgi galime uždaryti, tai tiesiog reikia stebėti, kaip kaina reaguos į štai šitą levelį ir į štai šitą trendo liniją. Tikriausiai jau visi žinote, nes esu labai daug kartų sakęs, ką reiškia gapas. Tai gapas yra toks dalykas, kurį mes bet kokiu atveju anksčiau ar vėliau uždarome. Tai su Bitcoinu kaip ir viskas aišku, pasakiau, kokias zonas jūs turite stebėti, kokie yra leveliai, koks yra modulis ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Toliau noriu pakalbėti apie Bitcoino dominaciją ir pažiūrėti, kaip jinai atrodo ir ko mes galime iš jos tikėtis. Štai taip atrodo Bitcoino dominacija ir čia buvo diapazonas, kuriame judėjo Bitcoino dominacija ir dabar mes vėl turėjome labai gražų diapazoną, tai jis buvo štai čia ir matome, kad Bitcoino dominacija pakankamai ilgą laiką judėjo šitam diapazone ir štai čia įvyko impulsas, pramušimas ir jeigu dabar nueisime į mažesnį time frame, tai yra 4 valandų time frame, mes matome, kad štai čia buvo labai gražus atšokimas ir apie šitą atšokimą aš rašiau į mūsų uždarą bendruomenę ir sakiau, kad jeigu čia mes gausime atšokimą, tai lokaliai mes pamatysime altcoinų kritimą. Ir dabar mes matome, kad Bitcoino dominacija štai čia gavo atšokimą, dabar galime pasižymėti štai šitą zoną. Jeigu Bitcoino dominacija štai čia negaus jokio rejecto ir eis aukščiau, tada mes galime tikėtis, kad Bitcoino dominacija keliaus jau prie sekančio pasipriešinimo levelis, kuris yra štai čia. Jeigu mes įsijungsime savaitinį grafiką, tai mes pamatysime, kad šitas levelis yra pakankamai stiprus ir dabar jau mes galime jį pratestuoti. Ir jeigu mes pažiūrėsime į Bitcoin dominaciją globaliai, tai mes matome, kad dabar yra tikrai Bitcoino bull marketas ir mums reikia sulaukti dominacijos kritimo, kad pamatyti alt seasoną. Klausimas, kada gali būti alt seasonas, tai aš sakyčiau, kad vasarą tikriausiai jokio alt seasono nebus, mes matysime šoninį judėjimą, galimai mes matysime dar keletą rinkos manipulacijų, bet jau rugsėjį, tai yra rudenį, mes galime pamatyti Bitcoin dominacijos kritimą ir jau įžengsime į alt seasoną. Kol kas mes turime štai tokią situaciją su Bitcoin dominacija, tai reiškia, kad jeigu Bitcoin dominacija yra labai aukštai, visi altcoinai labai stipriai reaguoja į kritimą ir reikia būti atsargesniems. Bet kas renka spot portfelį, tai aišku yra labai gera galimybė užsipirkti pagal geras kainas, nes kai dominacija yra aukštai, yra geras metas pirkti, nes mes bet kokiu atveju vėliau sulauksime jos kritimo ir tikrai visi altcoinai parodys gerą augimą. Jeigu pažiūrėsime į Bitcoin dominaciją lokaliai, tai mes matome štai šitą raudoną liniją ir Bitcoin dominacija yra aukščiau nei šitą liniją ir tai mums pasako, kad trendas yra didėjantis. Tai Bitcoin dominaciją mes irgi aptariam, pasakiau, į ką reikia atkreipti dėmesį ir jeigu štai čia mums nepavyks pramušti štai šitos zonos ir gausime rejectą, tai yra gera tikimybė grįžti į štai šitą diapazoną ir lokaliai visi altcoinai aišku parodys augimą. Toliau trumpai noriu pakalbėti apie Ethereumą ir pažiūrėti, ko mes galime iš jo tikėtis ir kur yra didesnė tikimybė, kad Ethereum eis toliau. Štai šitoje vietoje buvo pakankamai didelis kritimas ir prie šito levelio aš turėjau limit orderį ir aš dalinau šitą poziciją į mūsų uždarą bendruomenę ir dabar mes galime pažiūrėti, ko galime tikėtis iš Ethereum toliau. Tai jeigu mes įsižiūrėsime į grafiką, tai čia mes turime štai tokį modulį ir čia yra modulis vadinamas Inverse Head and Shoulders. Tai reiškia, kad jeigu mes pramušime štai šitą trendo liniją, čia yra kaip palaikymas, mes galime tikėtis, kad kaina eis iki sekančio levelio, tai jis yra maždaug štai čia. Jeigu kyla klausimas, kas čia yra per liniją, tai čia mes matuojame, koks yra jėgos rezervas ir mes matome, kad jėgos rezervas yra link sekančio levelio ir galimai šiek tiek aukščiau. Apie šitus du levelius mes greit pakalbėsime.
pakalbėsime ir aš parodysiu, ant kiek jie yra stiprus. Ir štai čia mes matome šitą raudoną liniją ir matome, kad jinai puikiai veiks kaip pasipriešinimo zona, pasipriešinimo levelis ir jinai yra beveik prie pat trendo linijos ir čia yra dvigubas pasipriešinimas ir jeigu į filmui pavyks pramušti štai šitą dvigubą pasipriešinimą, labai puikiai atidirbs štai šitas modulis. Tai dabar šitas visas linijas mes šiek tiek pratrinkime ir aš jums parodysiu, į ką reikia dar atkreipti dėmesį. Jeigu į firmas eis šiek tiek žemiau nei štai šita zona, tai reiškia, kad šitas modulis tikriausiai jau neveiks ir mes keliausime jau link šito palaikymo levelio arba net dar ir žemiau, o galimai net ir pamatysime apie $2000. Tai jūs turite stebėti, ar į firmui pavyks atlaikyti štai šitą palaikymo zoną, pramušti štai šitą trendo liniją kartu su raudona linija, čia yra dvigubas pasipriešinimas ir jeigu štai čia mes pramušime, mes pamatysime, kad labai puikiai atidirbs štai šitas modulis ir galima tikėtis, kad kaina eis link sekančio pasipriešinimo levelio. Dabar nueikime į vienos dienos time frame ir pažiūrėkime, kokie yra stiprūs šitie leveliai. Tai matome, kad čia yra labai daug žvakių, kurios patvirtina šitą levelį. Čia yra false breakas ir šitas levelis tikrai yra stiprus ir kaip matome, jis yra jau susiformavęs pakankamai seniai. Tai yra štai čia irgi jis labai puikiai veikia ir dabar mes turime jį kaip pasipriešinimo levelį, jis yra tikrai stiprus ir šiek tiek aukščiau mes turime dar vieną stiprų pasipriešinimo levelį. Tai štai čia mes matome, buvo labai gera atšokimo reakcija. Čia irgi matome pakankamai daug žvakių, kurios patvirtina, kad šitas levelis yra iš tikrųjų čia ir jis turi jėgos ir matome, kad čia irgi puikiai veikia šitas levelis. Ir dabar dienos grafike į firmas yra prieš tai šitos raudonos linijos. Dar kartą priminsiu, kas čia yra per raudoną liniją, tai čia yra 200 dienų EMA. Ir tai reiškia, jeigu dienos grafike mums pavyks pramušti, mes vėl grįšime į didėjantį trendą ir galima tikėtis, kad į firmas nueis bent jau iki sekančio levelio ir ten reikia žiūrėti, kokia jau bus reakcija. Tai dabar rinkoje mes turime štai tokią situaciją. Aš jums pasakiau, kur yra stiprios vietos rinkoje, kokius levelius reikia žiūrėti, kokias zonas reikia stebėti ir jeigu jūs norite išmokti bražyti tokius levelius, nes matote, kaip puikiai leveliai veikia. Kartais stiprus levelis, jeigu mes mokame rasti stiprų levelį, jis gali veikti kaip kažkokia magija ir tikrai pagauti labai gerų sandorių. Tai kam yra įdomu, kas nori to išmokti, visas nuorodas rasti šio video aprašyme. Mes turime Arctica Academy, taip pat ten jūs galite rasti nemokamus mokymus. Kaip praeiti nemokamus mokymus, jūs jau sužinosite labai daug, suprasti, kaip reikia nustatyti levelį ir svarbiausia suprasti, koks levelis yra stiprus. Tikrai visų laukiame. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, tai galite rašyti arba mūsų administratoriui, arba galite parašyti savo klausimų komentarę. Tikiuosi video buvo naudingas, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką ir parašyti savo mintis komentarę.